Treneri, uždarom gegužės mėnesį, 2 pergalės, 2 lygiosios lygoje, be pralaimėjimų, 8 taškai. Kaip vertinat visą gegužės mėnesį ir šiandienos pergalę? Vis laik noris laimėti. Turėtumėm visi turėti tą norą laimėti, nugalėti. O ką turim dabar, reikia džiaugtis tą, ką turim. Tiek apie taip sakyti, o... Apie šiandienos rungtynės. Apie šiandienos rungtynės, tai... pasakysiu taip, džiaugiuosi rezultatu. Bet šiandien tiek pridovanojom varžovui, kad galėjo tas rezultatas būti, Vos ne atvirkštinis. Atvirkštinis, tai tikrai. Bet, kaip ir sakiau vaikinam, jeigu visi varžovai tiek neįmuš, kiek mes šiandien davėm dovanų, tai gali taip ir čempionatą laimėti. Tai aš džiaugiuosi tuo, kad mes šiandien pasiekėm 3 taškus, kas yra svarbiausia, manau. Klaidų tikrai pridarėm, bet, ką reikia pasakyti, mokinsimės, stengsimės, bet esmė ir tokia, kad tikrai darom per daug tų klaidų ir šiandien tik pozityvus rezultatas ir galbūt tas psichologinė būsenė bus mums, sakykime, palankesnė mūsų pusiai. Antro kėlinio pradžios ir su Garliavo buvo problemų ir šiandien vos nekrito išlyginamasis įvartis, Liutauras patraukė. Kas čia yra, nesusikaupimas tiesiog, ar kame šaknė? Sunku atsakyti ir sakykime, darom prieš antrą kėlinį ir apšilimą ir dar pasakojam ir darom, bet dėja, nežinau, pametam koncentraciją ir tie momentai atsiranda. Tai tiek pirmam kėlinį atsirado tie momentai, tiek antram kėlinį atsirado tie momentai lygioj vietoj. Tai jeigu taip apie rungtynės daugiau, tai sakykime, tai be kamulio, ką planavom, kur ginsimės, kaip norim atimti, tai gal šiek tiek buvo staigmena, kad varžovas 5 gynėjais, bet po to persikoregavom, kaip turim atiminėti, manau, didžioji dalis viskas vyko. Tik apart tų kelių momentų, kur tiesiog ir sunku paaiškinami momentai, kartais paslystam, nepataikom į kamuolį ir... Mėnulio užtemimas. Pasakykim taip, atsiranda tų momentų, bet mano toks darbas, kad jų būtų kuo mažiau, tai bandysim taip. O su kamuoliu irgi, kartais taip suklystam, kad sunku ir paaiškinti ir atrodo ir turim susitarimus ir balansą turim išlaikyti, bet kartais įvyksta taip, kaip įvyksta. Bet tie dalykai ir taisomi treniruotės, čia yra trenerio darbas, o kaip sako, laimi komanda, pralaimi treneris, tai aš šiandien džiaugiuosi labai komanda. Mes įmušėm varžovai, neįmušė ir viskas, to ir pasakyta. Džiaugiuosi, ačiū vaikinam už kovingumą. Už parodytą, sakykime taip, charakterį. Buvo tų klaidų ir bus futbolas toks žaidimas, turim rezultatą, reikia būti su šypsena, dabar truputį pailsėsim ir manau grįšim ir darysim mažiau klaidų. 13 dienų treneri turit dabar, kokie bus akcentai per tas 13 dienų? Kaip ir minėjau, pailsėsim, o po to jau susidėliosim tas, kas mums reikalinga ir stengsimės, kaip ir kiekvienos rungtynės, siekti 3 taškų. Matysim, kaip bus. Ačiū. Ačiū.